Turbūt girdėjote posakį moteris mūsų gyvenimo gėlės. Jo, tol kol nenuvystė. Nors pagalvojus, vytintas kumpis irgi vertinamas. Na, Rolai, ne apie kumpį ir ne apie dešrą susirinkome pakalbėti. Apie grožį, gėrį, šiltus jausmus. Klausyk, tu gal ką, tu mažiau tų meksikietiškų serialų gal žiūrėk, ką? Žiūrėk, šarabanais esu, ką tu čia šneki? Ne, nu. Oi, Rolai, na pagalvok, koks augalas mums vyrams kaip palengvina kelią į moters širdį. Be jo neįsivaizduojamas graudų žodelis atleisk ar džiaugsmingas sveikinu. Nu, jau įtari, tu čia tikrai ne apie dešrą į kumpį dabar nori pasakyti, ne? Gėlės. Ką aš čia tau papasakosiu? Manau, gal geriau paporins ponas Vladas, gėlių magas. Dėmesio į ekraną. Beje, vis dar tą patį ekraną. Siužetas apie šiandienos herojų. Tai vakare, gėlių kvartale ir mėnuo paliečia namus. Kiek daug žvaigždžių ir kiek daug naktų, aš tavo langą vis liūdną randu. Aš myliu merginą gėlių kvartale, noriu padinti ją savo gėlę, bet niekad nesu kalbėjęs su ją, gėlių jai nesu dovanojęs deja. Labas vakaras. Labas vakaras. Labą vakarą, aš norėčiau irgi. Sveiki, malonu matyti tikrai jūs. Ar seniai paėjęs kiek į šalį savyje pastebėjote, kad tai, kuo dabar užsimate, kaip tik jums, su jumis ir mumis, kaip žinote, grožimės tuo ir mes? Taip jau seniai, aišku. Jau apyseniai gana daug metų tuo užsiminėjau. Gana įdomus darbas, kadangi tenka daugumoje ir su žmonėm bendrauti ir užsiminėti ir pačiam fiziškai padirbėti, kas priduoda, aš skaitau, man ir manom sveikatai ir prailgina, sakyčiau, ir gyvenimą. Tai komunikabilus labai žmogus esate tada. Ir, nes tiek bendrauti žmonėms sunku aš. Aišku. Turbūt pastebėjote, jog daugelis verslininkų užsimančių vienokio ar kitokio produkto realizavimu savo prekyvietės pavadinimu bent teoriškai pabando padaryti save išskirtiniu, kaip antai baldų centras ar aukso rojus. Jeigu jums būtų, ponas Vladai, tokia galimybė, kokį pavadinimą rinktumėte savo prekyvietį? Turim vis dar 3 variantus atsakymų. Iš Rimiškio dainos Gėlių kvartalas, antras Žiedų valdovas ir trečias Purpurinė svajonė. Gal Žiedų valdovą man geriausiai turbūt patiktų, kadangi gėlės man iš vis patinka ir dar kiti augalai, ypač dekoratyviniai medeliai. Nu ir iš vis visa augmenija, kadangi Lietuva yra toks žalumos kraštas ir joje gana man teko būti užsienyje, reiškia Jaltoje, tai ten tiesiog uolos, o čia mes gyvenam tokioj puikioj gamtoj ir mes visi į tai gal ir neįvertiname. Tai norit būti kaip tas valdovas, kaip sakant. Taip. Labai. Tai kaip bebūtų teisingas atsakymas. Kągi, sveikinam. Sveikiname nuo mūsų kompanijos, dovanojame kompaktinį diską. Teisingas atsakymas. Parodome už teisingą atsakymą jums. Ačiū labai. Ačiū labai. Su nuoga patelė. O aš tie neklauso, Mano amžiui tai čia labai jau. Geras šitas dalykas. Kiek laiko man tos klausimėlis ir pastangų jums atima tos 10-15 minučių, per kurias jūs atpažįstate kažkur jau matytą augalą? Per kiek laiko būtų? Nu tai per kelias sekundės, sakyčiau, labai greitai. Jo, žinot, toks vienas dalykas,
kadangi ką jau esu matęs, tai ir per gyvenimą tai viską patyręs, bet šito augalo tai turbūt neatpažinčiau. Kaip galvojate, koks čia augalas? Koks čia augalas? Aš gal jums pasufleruosiu truputėlį. Mokytojai savo mokinius kai kada vadina šio augalų pavadinimu. Afrikos ar čiabuvių visokiose gentyse šitas augalas kartais būdavo naudojamas kaip ginklas. Bambukas turbūt. Čia jūs apie mane? Gal bambukas tikriausiai. Apie augalas? Kaip vėl bebūtų keista, teisingas atsakymas. Laimite mūsų kompanijos prizą, kompaktinį diską, dar viena panelė. Nu, kai sako, dviese geriau negu nieko. Taip. Gerai, aš manau, grįžkime prie klausimų. Girdėjome, prekiaujate medieną, tai yra medeliais. Ir jūsų ir jų rūšis išmanote. Tikiu, kad girdėjote sakmę apie legendinį buratiną. Kaip galvojate, kokio medžio kuolą drožė dėdulė Karlas, kad iš jo išskaptuotas buratinas savo tvirtu vyriškumu taip stebino Malviną? Nu, aš sakyčiau, gal iš liepos tikriausiai, kadangi yra lengviau ją apdirbti, nes jeigu jį paimsi ąžuolą, tai iš ąžuolo tikriausiai labai sunku bus išdrožti. Liepa tai yra minkštenis medis ir iš jo lengviau išdrožti. Įdomu, kaip tas turėjo tą apdirbinėti liepą, tas papa Karlas, ne? Jo, čia. Na ir grįžkime į gėlių kvartalą. Beje, Vladai, jums kvartalas ir gėlės tarpusavį kažką turi bendro? Taip. Gėlės tai yra kiekvieno, kas myli gėlės, tas yra geras žmogus, sakyčiau. Ir jeigu gėlių kvartalas, tai sakyčiau, kad irgi surišta su gėlėmis viskas. Bet būna, aš pastebėjau, irgi būna tie kiniečių kvartalų. Čia, kaip gėlių kvartalas, daug gražiau skamba. Pačios gėlės turbūt, pats grožis yra svarbiau. Taip, kadangi jeigu paimkime, kad metų laikus, žiemą visai kitaip jau tų gėlių sumažėja ir nieko gero nu, kaip sako, yra gėlių, bet jau augančių gėlių tiesiog mažai ką yra. Ir žmogus blogiau jaučiasi ir pats. Čia jau jūs teisingai. Kuo gėlių mažiau, tuo jau ir blogiau. Taip. Tas pojūčiai. Aišku viskas. Ir paskutinis klausimas, jums sunkiausias turbūt. Tai, ponas Vladai, kiek jūs uždirbate? Nu, uždirbimas čia priklauso labai įvairiai. Neišsisukinėkit. Kadangi, kai sunku pasakyti, anksčiau buvo uždarbiai didesni, dabar mus labai konkuruoja didieji prekybos centrai ir mes esam palaipsniui išstumiami iš rinkos. Aš paklausiu, ar stelmužės ąžuolai pirktumėt? Kiek duotumėt už stelmužės ąžuolą? Stelmužės ąžuolą? Nu, bet kaip jį nupjauti? Koks buratinas išeitų. Stelmužės ežerą. Nu, gal mėginčiau išpirkti. Gana daug išeitų parketo. Jūs jau praktiškai iš karto ir parketų pradėtumėt prekiauti. Čia plojimų reikėtų. Aš parketą pats sudedu. Puiku, labai puiku. Na ir beje, Vladai, kaip ir tarėmės, kai kalbėjome televizoriaus ekrano kamputyje, parodysime jūsų telefono numerį, kad interesantai galėtų kreiptis. Rolandai, prašau, užimkite vietą. Na ir padiktuokite savo. Iš lėto. 86 76 60 594. Nu, kas... Gal pakartoti? 86 76 60 594. Kam domina dekoratyviniai medeliai arba gėlės, prašom kreiptis pas mane. Labai malonu. Tai ką? Ačiū Jums, Vladai, kad atėjote į mūsų studiją ir dėkoju dar sykeli. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Kažkada kažkur vietinis išminčius leptelėjo.
Grožis reikalauja aukų, bet nepasakė, ką daryti. Jeigu ta auka nemažiau gražesnė negu tas, kas tos aukos tikisi ar reikalauja, klausimėliai, daug klausimų, o atsakymai atrodytų slypi kažkur anapus, ant Kuproto kalno, žiedų valdovo kišenėse. O iš tikrųjų viskas daug paprasčiau. Kiekvieną antradienį vidurnaktį jūsų TV ekranuose atkeliauja gyvenimo būdo rubrika Lašelis su muilu ir rolu. O su jais ir atsakymai į visus jums neleidžiančius užmigti klausimus. Viso gero. Iki.